Evereste. Šičia atvažiavau pirmą kartą. Man labai patiko apžiūrėti ofisą, buvau terasoje pas mamą kabinete. Čia labai gražu, kiek daug čia visokių atskirų kambarių. Čia taip modernu, labai faina, jauku. Tėtis sako, kur važiuoti vilkikams. Mama daro reklamą. Mama dirba su mašinų pakrovimais. Mano mama yra buhalterė ir ji skaičiuoja, kiek reikia duoti pinigų tiem vairuotojams, kurie vairuoja mašinas, kurie veža gerus dalykus. Mama dirba Everest. Mama kažką kompiuteriuose darė, bet aš nežinau, ką daro. Jo, reklamą rodo. Jam darbas nėra per sunkus. Reklamuoja. Kuria visokias reklamas. Ateina ryte ir pradeda vaizdinis tokį vaidimą. Algas skaičiuoja. Ir jinai esa bujartoje. O jinai baigė darbą 17. Mano mama žaidžia su skaičiukais. Mano mama padeda vadovams suprasti visokias problemas, tarp kitų žmonių, kas yra negerai, kaip ten jiem padėti. Čia dirba mano mama. Mano mama čia krauna fūras. Turi iki vakaro sėdėti ir dirbti. Kaip užaugčiau, tikrai dirbčiau. Sunkvežimiai po 10 metų galėtų skraidyti. Bus viskas rožiniai. Skraidyti dėl debesų žemiau. Iki Kinijos. Iki Amerikos. Galėčiau praskris. Kai aš užaugsiu, man norėčiau būti mokslininkė. Ir dar norėčiau būti futbolininkė. Ir norėčiau žaisti tinklinį ir tenisą. Man norėčiau būti krepšininkė. Profesionaliu futbolininku. Ir aš galvoju, kad jeigu aš suspėsiu, tai galėsiu dar su mama padirbti. Norėčiau būti arba autorė kokia nors, arba teisme dirbti ko nors. Pavyzdžiui, tuo žmogum, kur su plaktuku plaka. Norėčiau yra užaugęs sunkvežimį. Norėčiau nuvažiuoti į Ispaniją. Bet nemanau, kad sunkvežimis iki ten tams. Užaugti dar? Tada reikia pabaigti universitetą. Futbolistų gal kokių. O aš būsiu barelina. O ne arkliukų ta, vedžiotoja, ta kaip ta. Ir gal arkliukus auginti. Spėsi viską tai padaryti. Kaip